Vygintas Varnas. 3 drambliai. Tualetinis detektyvas. Intro. Vėlų sekmadienio rytą sugalvojau parašyti nuotaikingą detektyvą. Tiems, kas mane skaitė anksčiau, pasistengsiu jūsų nenuvilti ir šį kartą gal pavyks parašyti kažką rimčiau nei blevizgą, bet neprižadu. Galėčiau rašyti rimtas knygas, bet rimtos knygos žinau užpisa. Tie, kas nemoka žmonių juokinti, rašo rimtas knygas. Tipo, iš jų kažką neva pasisemti reikia. Tiek to, važiuojam. Pirmas skyrius. Sėdėjau, gėriau aliuką, rūkiau cigaretę ir galvojau apie gyvenimą. Kodėl aš gyvenu ir kam aš esu šimtame gyvenime. Jausmas toks, kad Dievas veltui kišo mane į šitą sistemą, jei tai sistema. Tačiau giliai širdyje žinojau, kad nesu pats pagrindinis herojus šiame žaidime. Iš tiesų gyvenimas man nieko nedavė, pistoletą ir bybį. O vat kur įkišti tą bybį nedavė, todėl esu piktas ant Dievo, kam jis mane sukūrė. Mano kaip detektyvo gyvenimas nėra labai geras. Aš vis susidedu su kažkokiom balkatom, bomžais ir kitais lowlife'ais. Norėtųsi kažką gyvenime nuveikti, gal pakeisti savo profesiją? Ne, gal to daryti nereikia. Mat visokie lowlife'ai neša man pinigus. Kad žmogus įsivaizduotų, kiek lowlife'ų yra mūsų pasaulyje. Pusė žmonių yra lowlife'ai. Aš pats kažkada buvau lowlife'as, vogdavau už parduotuvių po 500 pinigų, tada dar litai buvo. Buvau vagis, atsakysiu, kodėl pasirinkau detektyvo kelią. Todėl, kad mąstau kaip vagis, kvėpuoju kaip vagis ir dročinu kaip vagis. Savo gyvenime sudaręs nuodėmių, bet turėtų būti kažkoks dievas, kad mane nubaustų. Kartais pagalvoju, ar tikiu į dievą, bet kai pradedu mąstyti apie jį, mane apninka neviltis, nes dievų daug, o pinigų mažai. Norisi darbo, norisi didingos misijos, kad pandokai knygas rašytų apie mane. Toks tas gyvenimas, kai nieko neveiki. Mano vardas Tomas Paviljonas, geriausias detektyvas pasaulyje. Turiu tiek daug užsakymų, kad nespėju alaus pirkti ir gerti. Dirbu girtas, miegu girtas, kadagi aš negirtas, ogi niekada. Savo pasaką galėčiau pradėti nuo veiksmo, bet šiuo metu mano atostogos ir nieko neveikiu. Tada einu išgerti ir surūkyti cigaro. Palaukit. Antras skyrius. Gyvenimas bėgo iš lėto. Aš nespėjau stebėtis, kaip greitai gyvenimas bėga. Sakau iš lėto, nes kai pradėjau savo gyvenimą, dienos ėjo labai lėtai. O dabar kiekvieną dieną atsikeliu ir stebiuosi, kad dar nesu miręs. Jau 10 metų mirštu ir niekaip nenumirštu. Giltinė neateina ir nepasako nieko. Pagaliau atsičiūchalinau nuo visų psichuškių ir piderastijų, dabar iš tiesų esu vyras. Šiknos raumuo atsistatė į pradinę būseną. Bet ką aš apie tos piderastus, ne žmonės jie. Tai va, gyvenimas juda, o mes liekame tokie patys, kokie buvom. Na, gal truputį pasikeičiame, bet aš netikiu, kad žmogus keičiasi. Koks padugnė buvai, toks ir likai. Gyvenimas toks, ne mes tokie. Norisi kažką gero gyvenime nuveikti, bet veiklos kaip ir nėra, tad belieka gerti ir laukti, kol kokia nors byla atsiras. Jau seniai bylos neturėjau, man bylos patinka, nes jos neša pinigus. Kažkada manęs prašė pasaugoti 3 dramblius, istorija buvo gan nebloga, tad ją ir papasakosiu. Trečias skyrius. Gulėjau lovoje, visas pagiringas ir suskambo telefonas. Alio, atsiliepiau aš, kaip visada atsiliepiu savo telefonu. Nu nieko blogo nesakiau, atsiliepiu telefonu, nes žinai, kad manęs ieško kažkas, bet nežinau kas. Ar su Tomu Paviljonu kalbu? Moteriškės balsas pasiteiravo, ar su manim kalba. Taip, su Tomu, geriausiu detektyvų pasaulyje. Skambinam Dalia Grybauskė, reikia, kad pasaugotum mano 3 dramblius parodoje. Dramblius? Taip, dramblius. 3 yra, ieškau gero apsaugininko, kad man pasaugotų juos parodos metu. Pasaugosiu žinoma. Paroda vyks šį savaitgalį, parodų rūmuose Litexpo. Gerai būsiu. Sudie. Iki. Nu tai va, kai nenori dirbti, darbas pats tave susiranda. Ši istorija svarbi tuo, kad tokios istorijos jums niekas nepapasakos. Visi jie šarlatanai ir lievi apsaugininkai, detektyvai. O aš vienas pats puikiausias, pats geriausias. Iki savaitgalio dar buvo likusios 3 dienos, o veikti nebuvo ką. Aš kadangi nedirbau 6 mėnesius, o gėriau iš turėtų pajamų, tai buvau užsiauginęs neblogą barzdą, tačiau žinojau, kad daliai tai nepatiks. Tad teko nusiskusti barzdą, nusiskusti kiaušus, nes maža ką, gal dar ir vacį įkišti gausiu. Niekas nežino, kokiame pasaulyje mes gyvename ir niekas nežino, kaip reikalai išsirutulios. Galima sakyti, kad gyvename autopilotu, bet argi žmonės to ir taip nežino. Pažiūrėk aplink save, viskas vyksta savaime, žmonės juda, žemė sukasi, vėjas pučia, paukščiai šika ir tau nieko daryti nereikia, sistema veikia savaime. O gal visi tai yra tik tam, kad tau būtų linksmiau, o iš tikro tu čia vienas, Dievas lyg ir.
Gal, juokauju aš, pasakyk, kad esi dievas kam nors, tai durnyną uždarys. Aš ten nekartą esu buvęs, gerai, kad pats savo darbą duodu, tik gaila pinigų, negaliu prisispausdinti ir pats savo jų duoti, už nieką. Toks gyvenimas, blecha. Suka, pjoviau kiaušą ir įsipjoviau zalūpą, blet, kaip negerai. Nukraujuosiu, tad buvau priverstas nueiti į namo pačioje esančią vaistinę, bintuko nusipirkti, nes tokių dalykų pas mane namie nėra. Ašgi bomžas, tik darbą turiu. Toks bomžas kaip ir pusė valstybės. Ar už minimumą, o ir darbo daug nebūna. Tad tokie nekokie reikaliukai iš tikro. Užėjau į vaistinį ir mane pasitinka kurva, kurią kažkada esu pisęs. Aš šimtai nežinojau, kad jinai čia dirba. O, labas, Tomai, jinai su manim pasisveikino, manau, jinai nustebo, kaip ir aš nustebau, kai dirbi pomoiną darbą, nesisveikinti negali. O, kurva, labas, nežinau, kad čia dirbi. Tai va, pirma darbo diena, o tu čia kažkur gyveni? Jo, gyvenu šitame name, atėjau bintuko, nes pasidariau savo popą. Duok, pažiūrėsiu, kokio bintuko tau reikia. Gal geriau nerodysiu. Parodyk. Parodžiau jai savo bybį ir jinai iš karto ant jo užlipo. Na, ne veltui bybį skutau. Mergos ant bybio kaip žuvis ant kabliuko, visos jos kimba, jei pinigų turi, o aš turiu žaidime Diablo 3 milijardai 5 kokie. Visos tos mergos ant pinigų kimba, o vat kai turi pinigų, tai tikro gyvenimo tu neturėsi, nes tu viską būsi nusipirkęs. Sako jinai man, tai gal gali paskolinti pinigų, kiek tau reikia? Nežinau, 1 eurų. Nejokauk, eik monstrų žudyti ir užsidirbsi, jei rimtai pupa, tai aš basas, pinigų neturiu. Aišku, Tomai, viskas su tavim. Tai va, o kada turėsi? Po savaitgalio. Savaitgalį einu į parodą saugoti 3 dramblių. Dramblių? Jo. O, aišku. O kam tau 1 eurų? Ką pirksi? Ai, padirbau 1 dieną ir ant bybio užlipau. Manau, daugiau neištversiu, jei čia kasdien ateidinėsi. Aišku, kad ateidinėsiu. Juk tugi mano pupa, kurva, boba, žaba, žartva, skatina, suka į baną. Nu tai vat, kad esu tavo pupa, kurva, boba, žaba, žartva, skatina ir suka į baną. Ką aš be tavęs daryčiom? Tai va, žiūrėk, tu kraują sučiulpi ir nebereikia man bintuko. Tai 2 eurų neduosi? Tai kad neturiu. O tai už ką būtum bintą pirkęs? Į skolą paėmęs būčiau. Bybį tau skolą. Ne, čia tau bybį daviau skolą, dabar tu man skoloj. Eik nachui. Tuoj tu nueisi, man atrodo, dar kartelį. Žodžiu, tingėjau aš su ta boba kalbėti, išėjau namo. Namie kas laukia, miręs katinas, tuščias ir neplautas alaus bokalas, pusė vodkos butelio ir neiškepta žuvis keptuvėje. Žodžiu, gyvenimas kuiniam, kaip ir visos bobos, ir visi darbai, ir visi draugai, ir visi kiti likę žmonės, kurių vardinti nenoriu, nes bletgi įsižeis. Tai vanachui, iki savaitgalio kelios dienos ir nežinau, ką aš čia veiksiu, nes veiklos dachuja, daryti nieko nesinori, nes niekas man už tą darimą pinigų nemoka, tokios tokelės. Nuėjau, blet, atsikimšau vodkės bonką ir pis susiverčiau 205 gramų zalpam, kad gyvenimas zaibesnis būtų. Tačiau kažkaip nepiso į galvą, o kablį pagavau, pinigų neturėjau, bomžas. Galvoju paskambinsiu Rimui. Alio, sako Rimas, matyt, čia dar šiandien neišgėręs. Zdarova, кенгура, как дела, сука, дала? Ну, здоров. Так дела, ну, хуй не дала. Хочется пить, курить и ебаться. Вот мне тоже хочется пить, курить, пару сигарет имею, а ебаться уже поебался. Но хочу еще ебаться. Но не с тобой, Римасai. Nu, vot, blėt, voveriukas nachui. Karočią, Rimas, klausyk, dabar tu iš slojiko ištrauki mano skolą ir eini pas mane. Kokią nachui skolą? Kur praeitą kartą girtas pasiskolinai? Nepamenu, reiškia nebuvo. Kai bibi nebuvo, buvo nachui. Nu gerai, žiūrėsiu, ko galiu padėti. Senizai, aš gert noriu kaip pizda, bet kablį pagavau, nu nachui. Gerai, va, čiriką radau, užteks? Ble, čirikas, jo. Daugiau tikrai neturi? Ne, galiakas polnas. Jasna, paim baltos ir zagirono už 3-5 centus. 2 litrus ir pizdu pas mane. Gerai, pacanas, davai. Žodžiu, yra toks dalykas pas kiekvieną žmogų galvoj, kai jam kažko reikia, visada susireguliuoji. Vat įsivaizduok, tu sėdi, rūkyt, blet, nachui nori ir neturi. Tai ką tada darai? Reguliuoji, blet. Būtent, kai gauni parūkyti, tada, blet, nukrenta rožinė akiniai ir matai neišgalvotą gyvenimą. Didžioji dalis žmonių į savo gyvenimą žiūri pro subinę, tad pro subinę jiems reikia ir rūkyti, nes kai šikna užkiši, tai tada akis prasivers, atsakau. Kol laukiau Rimo, mirusi katiną išmečiau į konteinerį, supratau, kad nekenčiu gyvūnų. Gyvūnai man yra maistas, o ne kažkokie kompanionai. Būčiau tą katę iškepęs, bet kažkokia padžiūvus buvo. Kol Rimas ėjo pas mane, aš nuėjau pasnausti, nes jis kaip tikras čielas bus tik po kokios valandos. Mano močiutė visada sakydavo, если можно присесть, надо присесть, если можно прилечь, надо прилечь. Čia yra auksinio tinginio žodžiai, nes stovėti gali tik bibys, kai jis niekam nereikalingas. Išjungiau savo kovos režimą ir nuėjau miegoti. 4 skyrius.
Tik sumerkiau akis, blet, ir Rimas atėjo, nu tu nahui. Jokio poilsio nėra šiame gyvenime, nu aš bibidėjau. Bet gal pats durnas, reikėjo pamiegoti jo nekvietus, nu pohui, posli draki, kulakaminį mašut. Mane aišku pradžiugino tai, kad jis atėjo su vodkos buteliu. Zdarova kentūra, pasakė Rimas. Priviet, pacanas, kakano. Vodkas kino. Rimas pradarė bonkę ir susipylė pusę butelio zalpam. Blet, aš ahujet, kad Rimas gali taip gerti. O man paliksi, sakau. Jo, tai pusė butelio yra tau. Nupizdėts pusę. Aš norėjau viso. Pusę gali į šikną susikišti. Netelpa. Blet, tilpo mano bibys, tilps ir butelys. Pramankštintas pas tave anal kanalas. Sėdom karočią mes su juo ant fotelio, pajungėm teliką ir leidom šitos valstybės elitui pist mum protą. Koks gyvenimas geras, kaip viskas zaibys, kokie visi turtingi, laimingi ir jokio pesimizmo tau nepasakys. Televizorius rodo sukčius, vagis ir aferiugas, kurie patys save į tą teliką įkiša. Visi televizijos žvaigždės yra dalbajobai, sukos hujovo gyvenimo nematę, nesvarbu, nevermind. Tai va, gurkšnojau aš degtinytę, kaip bobelka, zalpam kažkaip negėriau ir prisiminiau tą kartą, kai tapau vyru. Gimiau mažas su mažu bibiu ir galvojau, kam tas bibys reikalingas. Ėjau mišku ir žiūriu medyje piziokas. Nu tas kilė, kur genys iškalė. Medinė pizda žodžiu. Tada buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai medieną pisau. Nes atėjo tėvas ir blet sako tu Tomai, jip tvoj mat, ką tu čia darai. Kai piso per galvą, tai bledantis iškrito. Dabar, kai čiulpiu bybę, tai be jokio pasipriešinimo eina kaip per sviestą. Aišku, nesu čiulpęs bybę niekada, nesu piderastas. Na gerai, čiulpiau, nepatiko. Žinai, kaip sako, adinras, ni pideras. Tėvas buvo geras mužikas, išmokė mane pist bobas, išniot koksą, rūkyt, gert ir dročindavome su juo dviese, kai kurvoms pinigų neužtekdavo. Gyvenome vargingoje šeimoje, daug pinigų neturėjom. Mylėjau savo tėvą labai, iš tos meilės užmušiau, kad nekentėtų šitam supistam pasaulyje. Vat tas ir užpisam, kad tuos, kuriuos myli, skaudini labiausiai. Žmonės reikia žudyti, mirties bausmiai taip. Kuo mažiau žmonių, tuo daugiau resursų. Viskas man vienam. Visi jūs stipkit sukos ir neduokit man darbo, tik gaminkit kompus, interneto turinį ir pornuchą. Tai va, žiūrėjom su Rimu TV ir karočią kažkas sekundžiai nuhakino tinklą ir blet Donaldo Trumpo bybį parodė. Kurva dėjau žvengti, dabar suprantu, kodėl jis trumpas, bet kurva vis tiek ilgesnis nei mano. Va, kai ilgo bybio neturim, tai žinai, pamojina, kad bobai gataško su juo nepasieksi. Retas, kuris žmogus supranta gyvenimą, o kai tuščiai šaudai, tai iš vis pradedi nieko nesuprasti. Ir jei neturėsi vaikų, tai tavo gyvenimas neturės jokios biologinės prasmės. Va, blet, pasakiau, ir ką dabar? Gyvenimas neturi prasmės, nėra čia jokių dievų, bet yra alus, kurvas, pornucha, vodka, koksas, pyderai. Koks, blet, dievas galėjo sugalvoti tokį sik pasaulį sukurti? This shit is insane. Ir pagalvojau, kad va, jei kito žmogaus smegenis tau kažkas įdėtų į galvą, tai tu, blet, ir taptum kitas žmogus. Kurva tos smegenis, tik kad protas, tai dar nesmegenis. Protas reikalingas tam, kad vykdyti funkcijas. Va, duodi bobai bybį ir sakai čiulpk. Nes jei proto neturėtų, tai nesuprastų, ką reikia daryti. Atsakau. Rimai, kada paskutinį kartą pisais? Oi, blet, senai, paskutinį kartą pisau savo mamą ir man tai patiko. Jos vagina nepratampyta ir jinai tokia siaura, kad būtų lyg negimdžiusi. Bet juk aš prisimenu tą pizdą, iš kurios išlindau. O, Rimai, tu esi motherfuckeris. Jo, blet, esu real big shit gangsta mofo. O kada tu paskutinį kartą pisais? Nu, blet, nepatikėsi, bet kurva šiandien išpisau. Koks jos vardas? Kurva Tomui pačiulputė. Tai ne hujovas vardas, sakyčiau. Nu, su tokiu vardu tik bybį čiulpt. Čiulpė jo. Tai ne veltui tokį vardą gavo. Rimas išsitraukė bybį ir pradėjo jį dročinti. O aš prisiminiau tokį piderastą, kuris man psichuškė siūlė, kad jam įkiščiau ant stalo. Tai žodžiu, atsivedžiau tą piderastą į rūsį ir sakau, imk mano bybį ir daryk, ką nori. O jis tik 5 kartus atsmaukė ir išėjo namo. Nu, iš esmės pats pagalvok, nu koksgi skirtumas, kas tą bybį maigo, ar draugas, ar draugė, ar šuo, ar katė. Jei duotum savo bybį pačiulpti šuniui, tai suprastum, kodėl šuo geriausias žmogaus draugas. If you know what I mean. Zoofilai, nekrofilai, visokie iškrypėliai, vaikštančios vieto. Sakau, būtų Hitleris gyvas, būtų tvarka nahui. Tai dabar ant kiekvieno kampo gali įbesti rakštį į šikną, jei pasilenksi ir šiknos nepridengsi. Mano nuomonė tokia, kad visi, kuriuo aš nepažįstu, yra debilai. Zoofilai, pedofilai, piderastai ir dar blet tuo, kuo jie didžiuojasi. Aišku, geriau vaiką yra išpisti, nei jį išmesti konteinerį, bet ai ką čia apie tos debilus kalbėti.
Aš nekenčiu žmonių, o žmonės nekenčia manęs, bet jie manęs užmušti negali, nes mane saugo įstatymas. O aš juos užmušti galiu, nes aš saugau įstatymus. Tai va, sako neteisybė, nėra gyvenimo, pensija turi būti 7000 eurų. Dabar, blėt, už 100 eurų nepagersi nei dienos, o seniau, blėt, už litą gerdavai savaitę. Bevertis tas euras duchų pinigas. Eikit jūs nahui su visais tais kapitalizmais, pizduiti nahui v Ameriku. Jie, blėt, za Staliną buhaju. Stalin živ. Tomai, ar tu žinai, kad jau 3 dienas geri? Rimai, blėt, aš geriu visą gyvenimą, aš gimiau, kad gerčiau, nes negersi, negyvensi. Supistas tavo tas gyvenamėlis, sėdi vienas namie, bylos negauni. Taigi gausiu, einu 3 dramblių saugot savaitgalį, gal tu naisi su manim nahui? Su tavim nahui aš neįsiu, bet į parodą galiu. Aš visgi irgi mentas, saugau įstatymą. Rimas baigė dročint bibį ir nuleido į maišiuką, o aš tą maišiuką paėmiau ir kvepavau. Visgi proteinas, ne kokie nors klėjai ar dar koks šūdas. Ir kai gavau proteino, supratau, kad gyventi verta, ypač kai turi tokius gerus draugus kaip Rimas. Rimas valgė apelsiną, tai maišiukas kvepėjo alyvuogėmis. Aš nežinau. Aš kai suvalgau apelsiną, mano sperma šūdais kvepia. Nežinau, kodėl taip yra, bet savo šiknos kvapas yra geras kvapas, geriau nei svetimos. Biblijoje parašyta, kad svetimo šikną uostyti yra nuodėmė. Vakar skaitydamas net pasibraukiau tą eilutę. Svetimos šiknos tai kažkaip net kaip, bet jei pisti, tai tik svetimo šikna. Savo gyvybę subinė nesusikišė ir manau tai yra Dievo klaida, bet kadangi Dievas yra durnas, tai galima atleisti. Tokį pasaulį tik debilas galėjo sukurti ir manau, kad esu už Dievą protingesnis milijoną kartų, tik supergalių neturiu. Negaliu pabesdėjęs pasaulio sukurti, negaliu negyvos katės atgaivinti darydamas dirbtinį kvepavimą. Nieko negaliu, tik mąstyti, o kiti žmonės antiek debilai, kad nemasto. O tikras filosofas turi išfilosofuoti argumentą, kodėl apie šį gyvenimą mąstyti nereikia. Tai va tipinis žmogus sėdi ant šikano ir galvoja, kad jis masto. Bet jei šikimas yra mąstymas, tai blėt aš debilas. Jei žmonės mąstytų, tai niekas į darbus neįtų. Darbė juk mąstyti nereikia, nebent jei tavo darbas yra šikti. 5 skyrius. Sakyk žmonėm nesakęs, kad jie debilai yra, vis tiek nieko nesupras, dėl to ir debilai. Argi ne taip, va blėt, kai žmonių nekenti, tai kančios akmenį pas save širdį nešioji. Visiems tik duok, o kad kas ateitų ir tau sakytų imk, taip nebūna. Va todėl žmonės ir užpisa, kad nori gauti viską ir dar for free. Chaliavčikų pasaulyje gyvenam, kur kiekvienas protingas pachaliavinti, o dirbti niekas nenori. Tai taip ir gaunasi, kad pinigų nėra, darbo nėra, o jei darbas yra, tai jis pamoinas, kaip ir mano gyvenimas. Išgėriau vodkos, atsigėriau arbatos, padariau Rimui minjetą, oi blėt, omletą. Sutraukiau cigariuką ir gyvenimas geras tapo. Viskas buvo gerai, tik bibys stovėjo nepistas. Vat iš tikrųjų nesuprasim, kuo tas bibys atsistoja, kaip Izoko šalia nėra. Nejaugi jis toks debilas, kad nesupranta, galvagi turi, bet matomai galva nedirba. Koks bibys, toks ir šeimininkas, nieko čia nepridursi. Sklinda legendos, kad pas protingus žmonės bibys iš vis nestovi, todėl protingų žmonių nėra. Boba, blėt, ėst ką neturi, darbo neturi, vaiką pasidaro ir gyvena savo iš pašalpos. Va čia tai verslas, protingos tos bobos nahui dirbti, tegul vaikai dirba. Būčiau aš vaikas, taip pizdon sulyščiom, bet kai dabar esu dėdė, tai karočią netelpo. O delfinui pizda ir šikna lyst, tai visai neprikolas, supranti? Gyvenimas bėga, o mes kurvas timpam. Sakė draugas, kad vienas žmogus gyvena su supuvusiu snuki ir numirt negali. Va, blėt. Fast forward 5 minutės ir suskambo telefonas. Alio, nahui, ryšys blogas, nieko negirdžiu. Tuoj, palauk, telefoną iš šiknos ištrauksiu. Pasakiau taip, nes šikna geriausia piniginė. Ten telpa bibys, butelis, beisbolo plyta ir telefonas su piniginė bei raktai. Blėt, tu pavarai. Žinau. Blėt, čia šaibų nemėtik, netyčia. Kiauliška, bet sveika, I don't hold in. Gerai, išsitraukiau telefoną iš šiknos, nichuja nesmirda, nes šiknai klizmą dariau. Čia tau skambina profesorius pizdukas, piščiu, kad profesorius diplomą nusipirkau. Kokiais reikalais? Turim kurvų ir neturim ką valgyti, gal gali duoti nekeptą žuvį? O blėt, kaip tik turiu nekeptą žuvį, siūs čia. Gerai, davai siunčiu. Palaukiam biškim, porą kurvų padvalyla. Vienos vardas konkreti dūra, kitos visiška debilė. Mes su Rimu vaskinom kas kapis. Aš parodžiau šulinį, Rimas parodė žirklės ir jo žirklės nuskendo šulinį. Buvo zaibis, nes man atiteko konkreti dūra, o jinai baigus aukštį univierą, mokėsi licėjui ir vis tiek dūrą paliko. Nes visi mokslinčiai yra debilai, tai žinai. Žodžiu, pisau aš tą dūrą ir blėt gandonas plyšo ir prisperminau ją į ranką. Žinai, pist kurva be gandono neapsimoka. Ir užsikrečiu S klasės BMW triperiu. Pisdies galvoju, kai pisau bobai per dantis, tai numušiau galvą. Numirė nahui. Tai po to ėjau pas daktarę, o po to į laidotuvės davė daktaras Bibiui tepalą pavadinimu meistriukas.
Tepiausi tuo kremu ir bibys iš triperio pavirto į Lambordžą. Tai va, čia tai geras meistriukas. 6 skyrius. Sėdom į Lamborghini ir nuvykom pas Avižinį. Avižinės vyras geras, turi avižų degtinės ir 3 stiklinės. Mes vodka zalpam, o kas buvo nepamentam. 7 skyrius. Atsikeliu ryte, galva plyšta pizda. Galvoju, reikia išgerti vaistų. Nueinu į 1 aukšto vaistinę, vėl kaip ir kiekvieną dieną išpisu kurvą ir mano bibys būna patenkintas. O kai patenkinta šalies prezidentė, numesdama vargšams skatikus tam, kad nepastiptų, atkurva ta prezidentė kaip ir visa valdžia. Bibys atsigavęs pizdos gelmės, jis nekartą nematęs, o vat aš nežinau, į kokias girias einu, nes kiekvienas pizių daktariukas nešasi grybus iš pizių gelmių. Sergančios pizės smirda grybais ir silkiam, tokia mišainės spermos padaže. Nu, žodžiu, pats supranti. Įpisau vaistų, galva po pusvalandžio praėjo. Tada galėjau blaiviai mąstyti, o kai blaiviai mąstau, visada noriu išgerti. Pinigų nebuvo ir aš pradėjau reguliuoti. Iš karto zvanas Rimui. Zdaro kentūra, sakau Rimui namioką, kad noriu pist, nes kai nenoriu pist, jam neskambinu. Bet, kad aš nenorėčiau pist, tai retai tai būna. Zdarov kentas, Rimas pasakė, kad turės išgerti. Mes vienas kitą iš kelių žodžių suprantam, tak ninada mums čia ilgai pisdėlint. Žinai. Kurva nahui, kurva jį batvrot. Tik sumerkiau akis ir užmigau, o sapne manęs laukia nuotykis, kad bibidėjau. Sapnavau, kad prostatos vėžį pasigaunu. Voble, negalėjau išsimyšti, bet kai išsimižau, tai lovą primižau. Chata visą mižalai smirda, tai prisidėgiau cigaretę, kad kvapą numušti, nes mižalais trenkia, tai jį bim nevrot. Rimas atvarė, sako man, niplač dėtka, išdžiustas mižalas. Matai, kaip ten bebūtų, bet visi, kurie geria, apsimiža į lovą, bet aš tai blaivas buvau. Pisiūnas net laikė spaudimo, nors prieš guldamas myšt nenorėjau išvis. Įkalėm alaus, vodkos, brendžio, šnapso, kokso, viskio, amfos, LSD ratų ir tada jam pasakiau, kad man pakako. 8 skyrius. Ėjau per gilų mišką ir mane vijosi meškinas lokys ir man pasakė, kad mane pavijus jam bus labai zajabys. Bėgau per krūmus, lipau į medžius, nulūžo šaka tiesiai lokiui nasrus. Parėjau iš matricos į matricą, o ten sėdžiu savo skrandyje su 2 cepelinais ir pastoviai man ant galvos pila vodka. Suviliojau aš tą vodką, išpisau per glotką. Viskas buvo zaibys, nestovėjo man bibys. Jei bibys man nestovėtų, tavęs draugužiai šiam pasaulyje nebūtų. Na tai va, sėdime su cepelinais, valgyti nesinori nichuja, bet aš čėlas ne bibienas. Žinau, kad kai geriau valgyti reikia, nes mirsi iš bado, net vodka nepadės. Valgau savo skrandyje cepelinus, virškinu juos ir šikų meškinu į skrandį. Meškinas, kai pajuto mano šūdą sklindantį iš jo nasrų, nuėjo pavemti, įkišo į skrandin 2 pirštus ir išvėmė mane. Blet, Loki, ką tu čia darai? Zaibal, tu ėst mano maistą ir šikt man į skrandį. Zaibal, tu zaibal, bet aš tave tik naibal. Pisau meškinu į dantis iš kairo kiaušinio, nulūžo jam miltis, trūko plionkė ir smigo Lokys amžinam poilsiui. Aš Lokį sudorojau, blet, suėdžiau belę kaip. Dabar sveriu 5 tonas, plus 2 cepelinai ir vodkos gramai kokie 3. 9 skyrius. Atsikeliu iš ryto, galva plyšta belė kaip. Nežinau, ko imtis, ką daryti, bet judėti nenorėjau. Sakau, reikia dar pagulėti, pamiegoti, kokią gražią bobą susapnuoti. Miegu ir sapnuoju, lėksi belį. Kaip jinai man augina vaikus. Vaikai buvo 2, vienas bibys, kita pizda. Pisos jie belė kaip ir tada gimė Jėzus. Jėzus vyras paprastas, apie jį negalima, bet jis buvo toks blogas, kad pakorė ant kryžiaus. Kabėjo Jėzus ant kryžiaus ir kryžius nulūžo. Tikėk tu, netikėk, man nerūpė, bet sapnas buvo toks, nieko negali pakeisti. Tad mes su visa šeima išėjome girią. Giriui augo žalėlis, pyderas jis buvo. Tokiu skardžiu balsu pasakė: Jūs girioj sėdėkite kiek norite, bet mano sumkų nelieskite, netrukdykite manęs, man reikia aukti viršų, o jei kas nors mane palenks, duosiu piziuliai. Ažaliuk, nepistų man protom, palenkiau ažalą, lygi pačios apačios ir piso jis man vieną gerą iš šakos. Aš ažalų netikėjau, smarkijo ranka. Nuvežė mane į reanimaciją, ten 3 daktarai ir boba, pisos belė kaip. Aš sakau, ką jūs čia darot, o jie man pasakė, palauksim, nesupratau, ką jie man sakė, nežinojau, nesupratau, bet iš ryto atsikėlęs dročinau kaip pašėlęs. Nebuvo bobos, o bibys stovėjo kaip Santa Klausas Coca-Colos reklamoje. Toks gyvenimas, tokia teisybė. Ir pritryniau aš mazolį prie rankos. Galėjau groti gitarą ir būgnais, daužiau per savo spenelius ir bandžiau išmušti gerą ritmą. Tačiau pasitempiau papuką, skaudėjo belė kaip. Ta padaręs, nuleidau garą, suvalgiau aš vieną kebabą. Kebabas buvo aštrus, su jalapeno ir su papjaustytu rimvido člienu. Na tiek to, ką aš čia, ne kančia, o tikra palaima. Kebabas su bibiu, negyvenu, o gyvenu.
Rašiau knygą aš pablūdęs vidurnaktį atsikėlęs, padročinęs kaip pašėlęs, o mano istorija tik įgauna pagreitį, kaip ir tas mazolis ant piršto. Jei pa žmogų mazolis ant piršto, akivaizdžiai dračiūnas, nebandyk atsimazinti, kad nuo klaviatūros. Negali būti, taip einu. Supjoviau aš čia grybą, einu pizdu. O į pizdą aš atėjęs pasiuvau aš bybį medinį, kad tas ėjęs grybų man atneštų. Akivaizdžiai nesuprantama esmė, kurios čia visiškai nėra. Painios mintis, painų žodžiai, rašau knygą savo uoliai. 10 skyrius. Subtilios mintis, koksas, amfa ir 4 ratai lydėjo mūsų rimų į kitą pasaulį. Mes negalėjome patikėti tuo, ką matėme, niekas nepatikėtų. Tokia teisybė, toks džiaugsmas, ką tai galėtų reikšti. Sėdėjo briedis 4 rankom, kitaip tariant, ir tada atėjo dramblys, kuris įkišo straublį. Kas čia per nesąmonė, kas čia per nesusipratimas, gyvenimas yra painus dalykas. O mes norėjome gerų minčių, gerų klajonių, burbulų palaidų ir kito dvasinio peno. Bet nieko mums nesigavo. Keista ir beprasnė pasaka, kuri juda į begalybę nesąmoningų simbolių. Kas tai per nesusipratimas, kas gali tai suprasti? Nesąmonė, nesąmonė. Tai yra nesąmoninga. 11 skyrius. O dabar aš eisiu parūkytą atsipūsti, nes pisau įvairių minčių apie matricą, sistemas ir kitą chuinę. Tokių minčių niekas nebūtų užrašęs, jei būtų tarp eilių savo proto nepametęs. Tokia teisybė, akivaizdi teisybė. Begalinė būsena, per kurią aš skrendu, nesąmonės, pievos ir girios. Rytojus ateis tau jo nelaukus, o tu liksi ten pat, kur buvai. Rytojus ateis tau jo nelaukus, o tu liksi ten pat, kur buvai, savo namie tarp uždarų sienų. Tai buvo vienutė, ta, kurioje gyveni, norėjosi pasakyti daug, o pasisakė visiškai nieko. Tai yra nesuprantama, žodžių salotos, kurios neša mus į tolimas gelmes, kur mes pabuvome ir grįžome nieko nepešę. Jokio dvasinio peno, jokios estazės. Nieko tik tyla užrašyta žodžiais, juk viskas, ką mes žinome, nieko nereiškia. O mes galėtume bėgti ten, kur neša mus mintis, bet tai padaryti yra baisu, koksas nepadės žolė irgi. Nesąmonė matricos, begalinis skausmas ir kančia. Bet tu negali pabėgti nuo savęs, tai man priminė Algimantas Pievislovas. Tai yra fantastinė haliucinacija, beprasmis eilių rašymas, nesąmonė, kaip ir visa literatūra. Bet šitam reikale aš buvau vienas, nežinojau, kur mane tai nuves. Bet tai buvo eksperimentas, kurį turėjo užrašyti Napoleonas Bonapartas. Jis buvo geras, baltaūsis žmogus, kuris gėrė vakarais degtinę, o rytais samagoną. Kosmosas tikra teisybė, žodžiai, kurie liejasi į tylą, niekas nesupras, belevizga, sakinys, kuris visiškai neturi prasmės šioje knygoje, kaip ir visa knyga, kuri neturi prasmės, ir tas, kas supras ją, bus durnius, bet aš pats nesuprantu, ką aš čia pasakoju, nes aš esu apsinešęs nuo amfos. Tyla, gera byla. 12 skyrius. Atleido mūsų rimų nuo narkatos, grįžome į astralo nieko nepešę, jokio dvasinio peno, chujovas tripas sakant. Gyvenimas nei kiek nepagerėjo, na ir nepablogėjo, viskas buvo kaip buvę. Aš vasakau, kad narkotikus vartoti reikia tam, kad iškreipti savo sąmonę ir išeiti iš matricos. Juk tiek daug žmonių apie matricą šneka, bet niekas nesugalvoja, kas tai yra. Prisižiūri filmų ir galvoja, kad kažkokia ten kita realybė. Maža to, žmonės galvoja, kad dvasia turi, negali būti labiau debiliška nei yra. Aš galiu pasakyti, kas bus po mirties. Ar teko kada prisigerti tiek, kad trūktų plionkė? Va ta plionkė ir esi tu. Trunka plionkė ir tavęs nėra. Bet kadangi gyvas organizmas, tai plionkė vėl atsiranda. Organizmas mirs ir plionkė dings. Tu esi sąmonė, o kad būtų sąmonė, reikalingas kūnas. Tos tavo smegenys, kurios ir projektuoja visą tavo sąmonę. Manyti, kad žmonės turi dvasią, o kiti gyvūnai neturi, yra absurdiška, nes žmonės irgi yra gyvūnai, kuriuos veikia tos pačios biologinės, fizinės ir cheminės savybės. Bet jei čia matrica, tai gal Dievas ją sukūrė, Bibi žino. Man kartais atrodo, kad gyvenimas yra nesąmonė. Išsiaiškinti, kam gyvenimas sukurtas, yra absurdiška. Nes matai, jei mūsų kūrė Dievas, tai tik jis vienas žino, kaip šita matrica veikia ir kaip jinai sukurta. Niekas kitas to negali žinoti, nes paprasčiausiai visi tyria matricą iš vidaus, o ne iš išorės. If you know what I mean. Atrodo, kad visa visata yra didelis bezdalas, kuris kažkada išgaruos. Yra tokia bezdalo teorija, pats sugalvojau, nes esu didelis mokslinčius, Nivibienas gūrų iš Pabradės rajono, bezdalių giminės Samogončiukų klano. Mano žiniomis gali abejoti tik visiškas priedurnis, o kadangi šitą knygą skaitot, tai nemanau, kad esat labai protingi. Žodžiu, nei per daug debilai, nei per daug protingi, visai kaip aš, nes matai, taip sakyti galima tik todėl, kad tai yra statistinis vidurkis.
Kai pyksta ant žmonių, sakai, kad jie debilai, kai nepyksta ant žmonių, tada sakai, kad jie maladėts ir protingi. Bet visi puikiai žino, kad didžioji dalis yra debilai. Todėl taip ir sakau, kitaip būti ir negali. Reikia tuo tikėti. Va, kažkas pasakė tau, kad atomas yra ir tu tiki, nors bibi tu tą atomą plika akimi pamatysi, nes paprasčiausiai jis juda greičiau už šviesą. Keista yra tai, kad atomai susideda iš tuščios vietos, bet iš kur man žinot, ašgi irgi tikiu. Matai, aš esu atomas, kuris rašo knygą, o tu esi atomas, kuris bando kažką suprasti. Mes jau du atomai, kurie yra kitokie, nei tie kiti atomai, kurie yra debilai. Tai va žinok, ir greičiausiai sąmonė transliuojama iš kažkur kitur. Va, kai pagalvoji, tai pasidarai toks protingas ir nepopuliarus, kad ojojoj. Tai va, pisau išminties, dabar žinai ir tiki, kad esu protingas detektyvas, o ne šiaip dalbajops. Gyvenimo ritmas pagreitėja, dabar gyvenu greičiau nei vakar. Kiekvieną dieną įgaunu pagreitį ir kai pagalvoji, kad Žemė sukasi 1600 km/h greičiu, o tu kaip dalbajobas nieko nejauti ir atrodo, kad Žemė yra statinė, bet gal čia debilų išmislas, kad taip greit sukasi. Matai, gali tikėti, ko nori, toks jau tas pasirinkimas, bet iš esmės tai koks skirtumas, tu esi tu, o aš esu aš. Nereikia ten galvoti ir parintis, kaip kas yra. Paprasto žemiečio gyvenimas yra paprastas. Jis keliasi ryte ir hujarina į darželį, po to hujarina į mokyklą, po to universitetą, po to į darbą. Jau nuo pat mažens moko žmonės integruotis į darbo rinką, keltis anksti ryte. Bet visa tai yra nereikalinga. Vertingiausias žmogui dalykas yra maistas, o ne pinigai. Nes ką tu negyvenamoj saloj už pinigus nusipirksi? Negi tu valgysi popierių? Mintis tokia. Žmonės perka nereikalingus daiktus už pinigus, kurių neturi tam, kad sužavėtų žmonės, kurių nepažįstam. Visos šitos tirados, kurį vadiname gyvenimo pabaigoje, mes mirsime. Ir tą turi kiekvienas žinot. Visiems ateis pizdėts. Tai kam čia iš kailio nertis, kad atitolinti savo mirtį? Geriau trumpas, bet geras gyvenimas, toks kokio tu nori, neilgas ir hujovas, kančios kupinas gyvenimas. 13 skyrius. Šiandien ta diena, kai varau saugoti dramblius surimui Litexpo parodų rūmus. Nuvarėm į rūmus, o ten drambliai jį bitvei matydumo iki stogo. Tokie dideliais bibiais, pizdiet atsakau. Buvo 2 drambliai ir 1 dramblaitė, nevedus ir tie drambliai darė double penetration. Vienas į šikną, kitas į pizoką. Žodžiu, vaizdelis buvo belenkaip geras, nesigailiu, kad šitą bylą apsiėmiau. Bet tada akimirkai dingo šviesa ir drambliai dingo. Žmonių buvo daug, bibi žino, kas ką padarė. Iškart užblokavom išėjimus, kad niekas neišeitų ir žiūrėjom, ką turim. Buvo minė žmonių ir akivaizdžiai vienas senis, toks storas, lik 3 dramblius praries. Bet negali viskas būti taip paprasta, ar gali? Mes jo neklausėm, nes pas jį nekaltas veidelis. Ėjom iš pradžių prie lieknų. Stanavytis dėtki rakam, būdit repeticija. Na ir sustojo visus bobos rakom ir leidosi tikrinamos. Tikrinom ir pro pizdą, ir pro šikną, ir pro burną, nieko neradom. Beliko tas storas senis. Na tai sakau Rimui, davai šokam į skrandį ir žiūrėsim, kas bus. O Rimas sako, tu šok pro šikną, o aš pro burną. Sakau, gerai. Pasėmiau skysčio, kuris šūdą atbaido, tipo pasipurški skysčių ir šūdas nelimpa. O šiaip gerai praslysta, nes kai jau pro šikną lendi, tai pizdėts. Daug smarvės, daug dvokų ir kitų dalykų, nesgi pizdėts. Pastatėm senį rakom, Rimas palaikė jį už rankučių, kol aš lindau jam į subinę. O kvapas, o smarvės, senis prisipažino, kad pabezdėjo, bet neprisipažino, kad dramblius valgė. Ta teko lysti ir pačiam viską išsiaiškinti. Įlindęs į šikną aš jau buvau kitoje matricoje, kitoje realybėje. Tokios matricos niekas nematė, nes niekas šiknoj nėra buvęs visas. Aišku, galima buvo prietaisais patikrinti, bet jau buvo per vėlu. Lindau giliai subinien, nėriau pro visus šūdus, nes sako, kad kiekvienas žmogus yra full of shit. Ir tai yra tiesa. Senis daug ėdęs, daug bekalbant šūdas į burną įkrito. Ir aš nesupratau, kodėl man visada tokie pamoini dalykai atsitinka. Negi aš esu Dievo prakeiktas ir pasmerktas žmogus. Dievas akivaizdžiai manęs nemyli. Bet darbas yra darbas ir darbą reikia dirbti nepaisant patekusio šūdo. Aš nėriau toliau. O ten storojo žarnoju žiūriu 2 šūdinos kurvos sėdi ir nykštukas. O, turim svečių, pasakė nykštukas. Nykštukas, dramblio nematei? Ne. Sėdi nykštukas bibi išvertęs ir tratina kurvas, pasisekė jam. O nori pamanyti mano kurvo papist, pasakė nykštukas pasiūlymą, kurio negalėjau atsakyti. Bet turėjau atsakyti, nes buvau su misija. Aišku, kad noriu, bet ieškau dramblių. Tai kas tavo drambliam atsitiks? Nežinau, jie dingo. Dingo tai dingo, ką padarysi? Reikia rasti, nes jei nerasiu, būsiu prasčiausias detektyvas pasaulyje. O tai tu dar ir detektyvas? Taip. Ką darai po šiknas landžiodamas detektyvę?
Taigi sakau, dramblių ieško. Nėra čia jokių dramblių. Matau, kad nėra. Tai ko stovi kaip kelmas. Imbu bikę, papisė, gal atsiras kokių minčių. Išsitraukiau iš cigarą, užsirūkiau ir galvoju, reikiagi papys babikę, jei siūlo, negi atsisakysi. Ar koks vyras yra sekso atsisakęs, jiem žinai nedapisitas kankina. Negali tai būti, todėl ir sakau, reikia pist, kol duoda. Imk, sako, mane užbizioko ir tratink mane iki ryto. Paėmiau tą šūdiną kurvą ir tratinu, nes tarp šūdo nėra ką daugiau veikti. Tratinu valandą, tratinu 2 ir žiūriu, Rimas ateina. Ką tu dabar čia darai, sako Rimas. Tratinu bobą, va žiūrėk, ir tau viena yra. Nenori aš nieko tratinti. Mane ką tik suvirškino ir dabar aš šūdas esu. Tai Rimai, nesiparink, tu visada buvai šūdas, tik nesuvirškintas. Nu tada gerai. Ėmė Rimas kitą kurvą ir tratino valandą, tratino 2, o nykštuką žiūrėjo, čiuldamas kurvo šūdą. Vyrai, gerai varat mano kurvas, aš mačiau dramblį. Kur? Sustojo pist kurva. Nu va, žiūrėk, tau prie subinės prilipęs. Ha. Bandau žiūrėti, bet nichuje savo subinės pamatyti negaliu. Ta prasme gerai viskas lyg ir, bet subinės pamatyti savo negaliu. Supranti? Biber kiaušus galiu matyti, bet subinės negaliu pamatyti. Subinė yra nesusipratimas, kodėl jinai gale. Gal kad mano šikna tokia baisi, todėl ir nematoma. Bet kodėl? Kas čia taip sukūrė? Neatsakomas klausimas, kodėl šikna yra šiknoje. Žodžiu, nežinau. Todėl, man atrodo, teisingiausias atsakymas. 14 skyrius. Mane apniko neviltis, kad savo bezdės negaliu pamatyti. Aš nežinojau, ar ten yra dramblys, ar ten jo nėra, bet paklausiau Rimo. Rimai, paklausiau Rimo, ar yra ant šiknos dramblys. Nu, palauk, pažiūrėsiu tau į anal kanalą. Rimas įlindo mane subina ir akurat rado ten dramblį. Jo, Tomai, yra dramblys, bet kažkoks iššūdinas. Tiek to, kad šūdinas, svarbu gyvas jis, buvo be galo apsidžiaugęs, kad vieną dramblį radome. Rimas paėmė pincetą ir ištraukė dramblį man iš šiknos. Dramblys nenorėjo lysti, bet jo gaidelis užsikabino man už siklidžio ir kai Rimas traukė, mano kiaušo plauką ištraukė. Pizdėts. Ar tu bent kada bandai nusiraut plauką nuo kiaušo? Vienas dalykas yra jos skusti, o kitas dalykas išsitraukti, nusidepiliuoti. Tik tikri padonkai kūšio plaukus raunasi, o aš nebuvau padonkas. Žodžiu, Rimas ištraukė dramblį, viskas su juo buvo gerai, tik atšūdinas. Dramblį, kaip man į subinį lindai? Ten buvo geras kvapas. Kodėl įlindai mane subinę? Mūsų užpuolė užpuolikai, neturėjau kur slėptis, supratau. Tai va, kažkas tos dramblius užpuolė, bet mes buvome tikrame subinceptione. Pro šiknas, kaip pro maticas praėję. Aš negalėjau suvaldyti savo nervų ir iššikau nesuvirškintą cepeliną. Jei jau juokaujam tai papolnai, kad kiti intelektai nesuprastų. Rimas paėmė tą cepeliną ir suvalgė. Žodžiu, kas vienam šūdas, tas kitam maistas. Argi ne taip šunie? Tai va, Rimas buvo sotus, o aš įsišykęs. Iš karto numečiau kokius 300 gramų. Storas fucking cepelinas buvo. Gerą šūdą padėjus galima ir kilogramą numesti. Todėl stori žmonės turi valgyti laisvinamosius ir sėdėti ant puoduko visą dieną, kad iššiktų tos savo riebalus. Prikin ėdė daug ir nichuja nešikė. Nu tai šūdas turi kažkur kauptis. O tarp tikro šūdo juk ir yra maistas. Tai mes valgom gražų šūdą ir įsišikam negražų maistą. Juokingiausia tai, kad žmonės duoda maistą gyvuliam, o po to gyvulius valgo. Jų gyvulys tai nėra filtras. Prisišeria gyvulius visokio šūdo, o po to skundžiasi, kad kepinis ar inkstai nebeveikia. O ką jau kalbėti apie alkoholį ir kitą šūdą. Va, sako, cigaretės kenkia, bet jei kenkia, tai kodėl taip lengvai prieinamos? Kiekvienoje parduotuvėje gali nusipirkti cigarečių ir nužudyti save iš lėto. Nu, bet koks skirtumas, aš nuo cigarų esu priklausomas, o mes noriu, bet negaliu. Addictive shit. Mes visi galėtumėm būti geresni žmonės, bet kad tie patys žmonės to nenori, matrica kažkokia, tik nereikia kurti utopijų, reikia visiems duoti pinigų, kad turėtų už ką nusipirkti cigarečių ir alkoholio, nes be šių dalykų bomžo gyvenimas iš vis yra pamoinas. Žmogus geria tam, kad pabūtų durnas, mokosi tam, kad pabūtų protingas, dirba tam, kad būtų išsekęs, kuria tam, kad kažkas įvertintų, bet iš tikro niekam šitie dalykai nerūpi. Nebus taip, kad robotai pyragus kurs, nebus, netikiu. Tiki žmonės kažkokiais atomais, dievais, reinkarnacijom, pomirtiniais gyvenimais, visa tai yra absurdas, nes tas, kas sukūrė sistemą, tiksliai žino, ką čia kam reikia daryti. Netikėk lemtimi, jei tiki, kad tu esi galingas žmogus, kuris gali viską pakeisti ir save kontroliuoja, bet jei tu save kontroliuoji, kodėl negali mesti rūkyti, gerti, pistis ir dročinti? Esmė ta, kad kiekvienas organizmas turi instinktus, mes nelabai kuo skiriamės nuo tų beždžionių. Beždžionims pokui jos guli, ėda bananą ir nichuja nedirba. Tai va tu galvok, kodėl nei viena gyvūnų rūšis nedirba, o dirba tik žmogus. Esmė ta, kad maisto gamtoje beveik nėra, picos neaugant medžių, Coca-Colos šulinių nėra. Viską, ką vartoja žmogus, reikia gaminti. O gamindamas visą šitą šūdą tik save įvergini. Visi sako taip, visi dirba, reikia ir man padirbti. Dirbo tėvas, dirbo tėvo tėvas, dirbo tėvo tėvo tėvas, dirbo tėvo 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 tėvas, tai dirbsiu ir aš.
Juk žmonės negali pasirinkti darbo, kurio nori, nes visi turi primti būti. Tai niekas tavęs į darbą neprims, turėsi pats kažką kurti, nes negi tokiam aфиgenam gyvenime stipsi iš bado, badu mirti yra skausminga, bet ką daryti, kai žmogus darbo neduoda, o tik pamoina šūdą, kurio niekas dirbti nenori. Paklausiausia profesija valytojas, dar ir aukštį universitetą reikia baigti, kad įvaldyti šluotos judesio subtilybės. Tai va. 15 skyrius. Dramblys buvo šūdinas, mes nunešim jį nuprausti į vietinį tūliką. Rimas jam padrošino bybį ir padarė prostatos masažą, o dramblys švarus ir atsigavęs, šypseną išmetęs, žodžiu laimingas. O aš buvau nelaimingas, nes man dar reikėjo surasti 2 dramblius. Nežinojau, nuo ko pradėti ir kuo baigti. Gyvenimas veikia savaime, viskas juda, kruta, keičiasi, o tu tik reaguoji į įvykius. Esi kaip bacila, kuri reaguoja į šviesą ir juda link šviesos. Aišku, sakyti, kad mes nieko negalime, tai būtų absurdiška, nes juk tada kompiuterio nebūtų. Tai reiškia, kad objektyvų pasaulį kažkiek suprantame, nors visos realybės yra subjektyvios. Žmonės diskutuoja ir yra daugiau nei viena realybė. Aišku, kad yra. Kiekvienas žmogus turi savo realybę. O gal čia koks nors solipsizmas. Bibi žino, kaip yra iš tikrųjų, nuo tų visų psichuškių, hui žino, kas kaip yra. Būkime vartotojai, būkime laimingi, vartokime šūdą, palaikykime Lietuvos ekonomiką. 16 skyrius. Geriau alų ir buvo nusiminęs, kad dar poros dramblių neradęs. Vienas dramblys saugiai dislokuotas iš analo, sterilizuotas ir išmasažuotas. Beliko rasti 2 dramblius, bet nuo ko pradėti, ką daryti, nežinau, nesuprantu, nemoku, negaliu. 17 skyrius. Nuėjom su Rimu į artimiausią barą įpisti alaus ir padaryti pertraukėlę pačilinti. Gyvenimas yra nuobodus, kai negeri. O ir kai alkoholis iš organizmo išeidinėja, yra chujova. Todėl visada reikia užpilti, kad diena geresnė būtų. Negersi, negyvensi, taip aš sakau. Biblijoje tai parašyta, kad žmogus turi gerti, o girtas pridaryti chuinių. Nuėjom į barą ir barmenui aš sakau, duok man 200 gramų malūnininkų gėrimo. Bibi žino, kas ten yra, bet veža tai neblogai, nes 50% alkoholio. Išgėrėm su Rimu vienodai, mane nuvilko anksčiau nei jį. Jis dar 200 gramų paėmė, o aš vėmiau 5 kartus, nes buvau pizdieckai girtas. Gyvenimas blecha geri ir vėmi, vėmi ir geri. Turbūt visi žmonės geria tam, kad pabūtų durni, atsipalaiduotų smegenis savo ir kad pavemtų. Užsitraukiau Philip Morriso ir gyventi pasidarė gera. Pochui, kad vėmiu. Manęs gyvenimas nemylė, va kai būna žmonės, rockstarai visokie, tai jie turi viską, o paprastas varguolis nieko neturi. Todėl ir sakau, kad visų šio žemės varguolių niekas nemyli, nei dievas, nei bobos, nei tėvai, niekas žodžiu. O tu visą gyvenimą pisiesi, kad viską pasiektum ir nieko nepasieki. Tada pasiduodi, bandai dar kažką ir vėl nieko nesigauna, tada ir supranti, kad dievas tavęs nemyli. Bibi dievo aš ant dievų, nebus rojaus šitame pasaulyje, nors Jėzumi tikiu, ne. Primetė kartą stogą rovę, googlinau, kaip patekti į rojų, kaip atidaryti pasaulį ir tada radau Jėzus LT puslapį ir paaukojau 10 eurų. Sakau, man reikalingas raktas į pasaulį ir tada bandžiau patikėti Dievu. Bet mano gyvenime niekas nepasikeitė, todėl nusprendžiau, jog dievais tiki visokie idiotai ir pašlemėkai. Jėzus man nieko nedavė, o ir sklinda legendos, kad Jėzus iš vis nebuvo. Todėl aš nusprendžiau, kad man Jėzus yra skolingas 10 eurų, o aš noriu atsimti, ką esu paaukojęs. Geriausiai žinomas logotipas pasaulyje yra kryžius. Visi žino, kad kryžius yra Jėzaus brendo ženklas. Tai geriausia visų laikų firma. Gerai, nevykėliams plauna ten smegenys. Perka jie visokius šudukus su religinė atributika, o kunigai visokie sėdė pinigus susiėmę. Pasakysiu atvirai, kad pasaulyje yra daug visko prifilosofuota ir prisvaigta, kas antra filosofija yra kažkoks debiliškas svaigalas apie nieką. Nes mes gyvename išgalvotame pasaulyje, supranti? Visas pasaulis yra išgalvotas ir tavo realybė yra kitų žmonių, tokių pačių kaip tu išmislas. Realybė yra išmislas, nes kiekvienas gali čia kurti, ką nori, nes realybė, ta prasme, visa visata yra super interaktyvi. Čia pats geriausias žaidimas, koks tai gali būti, tik va tai į žaidimą visiškai nepanašu. 18 skyrius. Bare radau antrą dramblį. Suka koks alaus prisisprogęs senas suka. Pizdiec, atsakau. Guli visas girtas apsimyžęs, Bibi savo burną paėmęs. Įsileido 50 litrų alaus ir suka ratu po bibiuką į straubliuką. Vat ir sekasi tiems drambliams, turi straublį ir ilgą Bibį, ir Bibi pasiekė pizdiec lengvai. O ką man daryti, aš tik ranką turiu. Nei aš savo pasičiupti galiu, nei ką. Galėčiau savo Bibį pačiupti, nereikėtų man nei kurvų, nei bobų, nei vyrų nieko. Bet va, zapodlo Dievas padarė. Įsivaizduok, vyrai nedročintų, o Bibi savo čiulptų. Kiekvienas būtų piderastas ir tai būtų normalu. Dievas sukūrė bobas tam, kad mes nebūtume piderastai. Tai kai kitą kartą tavęs paklaus kas nors, kam tos bobos, tu atsakyk tam, kad nebūtume piderastais.
Vienas piderastas visada išbalansuoja kitų vyrų kolektyvą, kažkam susileidžia širdis, kažkam pasistoja bibys, na taip ir gaunasi, pats supranti. Visi vyrai kažkada buvo bobos, bet kaip prasimaišė, su ten chromosomom visokiom ar koks bibys, išaugo bibys, tai va. Stumiau aš tą dramblį pas Dalią Grybauskę, sakau, imk suka savo dramblį, blet užpiso jis mane gerti iš savo bibiuko. Nu koks ten bibiukas, ten jau visas bibys. Priėmė jinai dramblį, davė jam pizdos, sako, oi drambliuk, mano pizai švelnus būk. O dramblys, kai kišo bibį, tai perplėšė pizdą. Tokio kaifo boba neturėjo niekada gyvenime. Visos pizdos plyšta, kai gerą ir didelį bibį apturi. Kiekvienam bybiui reikalinga pizda, maža ar didelė, nesvarbu. Svarbu, kad būtų kuri kišti, nes va kai turi bybį ir nežinai kuri dėti, tada jau nedapisitas kamuoja. Tokia religija, tokios taisyklės, ne ašgi pasaulį sukūriau, kažkas kitas. Bet kai gaunu pizę, suprantu, kad tai yra pats geriausias ir švenčiausias dalykas. Ypač jei pizdą gali kiekvienas bybis atrakinti. Geras bibys yra tas, kuris visas pizdas atrakina, o bloga pizė yra ta, kurią visi bibiai atrakina. Todėl tos pizės, kurios lengvai atsirakina, rinkoje neturi vertės. Logika lyg ir paprasta, bet čia daug galvoti reikia. Čia tas pats, kas namus apsaugoti su spyna, kurią visi atrakina raktai. Nesaugu ir nepatikima, todėl tokios spynos niekas nenori, o ir pizės tokios niekas nenori. Pizė yra spyna, o bibys tai raktas, todėl geriau turėti gerą raktą nei prastą spyną, atsakau. 19 skyrius. Įplyšusi pizda kiek suneramino Dalią Grybauskę, bet jinai nepametė savo proto, o galėjo. Jie skaudėjo belė kaip, jis sakė, kad norėtų mažo bibuko ir tada atsiradau aš. Pas mane bibys ne pas didžiausias, bet galingas zalūpa, geras dirgiklis. Sako, boba, lipk ant manęs, pataisyk mano taikėlę. Na, aš nesusivaldžiau ir nusiperdžiau ir šis dalykas atbaidė jos norą. Na, ką ten atbaidė? Neatbaidė. Jei nusmarvės ištryško šarėlę, aš ją nulaižiau ir pizdėts nurovė mane. Ėjau per matricas, per pizdas, per bibius, nužodžiu, per viską, ką tik galėjau, aš ėjau. Buvau drūtas vyras, Kamčiatkui pagimdytas. Pradėjus rovimui įkišau savo bibiją į burną, jinai paspringo ir numirė, aš nuėjau į laidotuvės, man reikėjo jos pinigų, todėl iš kišenės iškrapščiau 1 milijoną eurų. Bet tie eurai buvo kortelėje, tad man reikėjo iš kažkur gauti pin kodą. Numečiau zvaną Rimui, pasakiau, kad taip ir taip, o jis rado dramblę 3. Gera buvo pasaka, bet ji dar nesibaigė, atėjo į mano gyvenimą kita misija, o ir drambliai nebesvarbus buvo, nes mirė užsakovas. Kai užsakovas miršta, visi darbai nebesvarbus lieka. Pochui man ta dramblė, jinai turi gilę pizdą ir ten sulindus gerai ir šilta. Aš jau ten nekartą esu buvęs. Gal Maljorkoje vieną kartą, tai Ispanijoje, žodžiu, kur buvo drambliai, ten buvau ir aš. 20 skyrius. Nu, karočią, pas Dalią Grybauskę buvo dachuja babkių korteliai, bet reikėjo pin kodo, nuvarėm pas ją į chatą, o ten, blet, vartai didumo iki mėnulio, kai iš apačio žiūri, nu, blet, polnai pizdėts. Polnai, ar tu sukai įsivaizduoji, ką reiškia polnai pizdėts? Žodinėlis debilams, polnai pizdėts yra kaip polnai pizdėts. Nu, žodžiu, buvo pizdėts, bet aš suka gudrus šilaviekas, suka šaibą paleidau, nuėjau pašikti ir išpučiau pilvą ir pizda pralindau pro vartų tarpą, valink nahui matrica hacks. Instaliavau čitą į matricą, ta prasme įpisau pinigų kodą ir kad mentai nesugaudytų, nuperdžiau zuikino vaizdą, nuvaliau jam ašarėlę, mirė zuika, pisomės per laidotuvės, nupizdėts, atsakau ir tikrai nemeluoju, kas manim netikės, tas gal tikės Jėzumi, žmogum žydų / dievu, kuris gyveno prieš dachują metų, bet mano babutė kažkelintos eilės buvo. Apie ją žinių nėra, o vat Kristus suka, prišikta žinių apie jį, net nuotrauka nuo polaroido išlikus. Sako, kultūra, visa tai moralinė, tfu, blet, religinė blevizga, visi sukos tik visą protą, visiems aiškina, kurie įstatymus, o paprastas žmogus net lauke negali alaus atsigerti, nes kaip tyčia visada papisa mentai. Mentai yra sukos, bet jie vykdytojai, dažniausiai sukos yra visokie politikai, politikuoja, kuria nahu įstatymus, draudžia viskam, bailiai, blet. Vyrai tampa bobom, o bobos vyrais. Kai selas vieną pistų, tai visos bobos amžiams smigtų. Nu, aš ir sakau, vaisau Sirijus, visi tokie, blet, nahui seriozni, kad nėra ką nahui pasiūsti. Jei būtų galimybė visus jos nahui pasiūsti ir padegti. Gyvenčiau čia vienas ponas, kurvas piščio, visokias karinas, bibinas, stiervinas ir būtų zaibistas mano gyvenimėlis. Bet visi tokie seriozni, fardžiaukų nesupranta, nieko nesupranta ir apsimeta, kad kažką nahui supranta. Nu, vyrui tik vieną dalyką reikia suprasti, kad bibiui burną imti nereikia. Jei tai supranti, tai tu maladies bachūras, jei ne, tai pederastas, heit, kupinas neapykantos aš. Tie pederastai išbalansuoja, jie viską nesidaugina, nesidaugina. Tikras pideras perpisa visas bobas, užstato visoms vaikus ir tada sako, oi, blet, taigi aš piderastas. Nu, argi ne tai būna.
O tos surogatinės bobos pyderus pisa. Žodžiu, gyvenimas šitoj matricoje yra tikras nesusipratimas, nelaimė ir vargas. Vieni žmonės turi viską, o kiti nieko. O tie, kurie turi, sako kitiems, taigi jūs galite, taigi viskas nuo jūsų priklauso. Lakiai sukos. 21 skyrius. Karočiai lindau aš pro vartus, o ten suka sabakos, blet pikti alkani pūdėliai, pizdon visus nahu išspardžiau. Man šunis nebėda, atsimeni Resident Evil filmą. Tai va, kita boba piso sabakai zombių per įbalą, tai aš taip pat piso pūdėlį iš kojos. Nuskrido blet iki Marso per 5 minutės, suka iškepė, apsišiko ir padoch nahui. Bibidėjau ant šunų, šuo blet, kad jie šūdą valgo, negaliu gerbti. Aš tai žirafo šūdą valgiau ir karočiai galiu pasakyti, kad zaibis. Elitiniam restorane visi valgiau kugelius ir cepelinus šaltibaršius, o žirafo šūdą užsisakiau. Blet, kai atneši kilogramų 10, eik tu nahui, sakau, kai gerai pavalgiau, pizda aš happy. Išhujerino to šunis, einu toliau, žiūriu 100 kačių, visos marčiuoja. Blet, kol aš jas perpisau visas, nahui pavargom. Paimi kašarą, glostai jos pizokai, jinai kamšotina, a tada pisyk į 2 ir 3 kumšoto. Oi vargas iš tikro tas bobas pist, kad ir kokios ten special. Va, kad bobas duotų kaip katės, tai zaibis būtų, visi atsipysę būtume. O dabar badauji, nepisi metus, dekadom amžiais. Toks jausmas, kad viena boba toje žemėje galiakas bobo. Žodžiu, atpisau katės, einu toliau. Žiūriu kalną sūrio ir Mickey Mouse'as. Sukais man sako, davai, mes vaskinam, kas daugiau sūrio suvalgės. Rimas nuvarė Top Sport, pastatė už mane pitaką, o už Mickey 20. Blet galvoju, kas per chuinę, šoviau Mickey į galvą, kiaurai perėjo. Ir sėdo valgyti sūrio. Valgiau dieną, valgiau 2 užpiso, daraus karštus buterbrodus ir kalnas nemažėja, galvoju nupisdėts. Ir tada karočiai iš kišenės išsitraukiau šveicarišką peiliuką ir atlenkiu šaukštą, o šaukštas didumo, kaip sūrio kalnas. Paimu sūrio kalną ir nom mamam ir kalno nebėra. Einu toliau. Žiūriu šaltibaršių pelkę, suvalgiau. Einu toliau. Žiūriu cigarečių blokų 20. Iš karto telefonų zvanas draugam, pist prastūmiau. Einu ir blet žiūriu, kad ne tuo adresu einu. Tai nahui. 22 skyrius. Užpisom. Sakom, kitą dieną nueisiu to pin kodo, nesvarbus jis yra, palauks tie pinigai. Na, ar kada pinigai nelaukia žmogus? Pinigai visada žmogus laukia, nes tik žmogus išleidžia pinigus. Pinigai patys neišsileidžia, bet kad suka tiek daug pagundų visokių. Tai brendžiuko, tai degtinytės, tai pizdos, tai dar kokio bybė ir nebėra tų pinigų. Nesvarbu, kiek tu jį turi. Nuėjau namo, atsidariau 2 litrų puslę laus, kurią pirkau prieš 10 metų. Išgėriau jį bitui mat, akurat gyvenimas pagerėjo. Galvojau, suka, reikia parūkyti. Išsitraukiau Filkos Moriso. Filka geras čiūvas, gamina cigaretės, geras dūmas, rudos tokios į kanapės lapą suviniotos. Ir huisnim sakau, parūkysiu aš tos kanapės, ten kažkokios modifikuotos cigaretės su kanapės lapu. Ir blet, kai kirto per šaraną, taip pizdėts, išėjau iš matricos. Sėdžiu bare, žiūriu, žmonės kalba. Pamatau, kad kiekvienas elementas veikia nepriklausomai nuo kitų elementų. Vaizdelis pizė. Kai DMT apsirūkius, tik pigiau, aš ne narkomanas. Aš pats narkotikas. Kai bobos mano bibi čiulpia, tai visada atsikvošėja po valandos, nes bibis toks didelis, kad užspaudžia ten kažką pas bobas ir juos įkvėpti negali. O aš kai bibi kišu bobą į burną, tai visada užspaudžiu nosį, kad paspringtų suka. Toks tas varganos bobos gyvenimas, visos jos prikrasnojos senjoritos papistos, tik debilės konkrečios, ypač tos feministės, kur vyrams bibius nupjauti nori. Atsakau, bobos su papais ir bibiu nėra vyrai, bet padaryti iš vyro. Karočią, tiek kaip liaudis sako, šimeilai, jobani vrot, nepiščiau, nebent feministės tokiems bibius nupjautų, tada gal, bet ir tai abejoju. Žodžiu gyvenimėlės, sukosi tie elementai, aplinkai fotonus, ar kokį bibį ir aš sustingu. Sakau, reikia man grįžti matricą, kad nebaigtų reikalų yra. Tad įpisau magiškų piliulių, kuriuos prijungė prie matricos ir buvau pasiryžęs eiti paimti to pin kodo. Nueinu, o duris atlapos. Suga kažkas ten jau buvo, blet negaliu patikėti. Pramazinau savo šansą ir kad piso per pakaušiais beisės. Jobanai vrot, sakau, skaudėjo, bet ir atsijungiau, išėjau iš realybės trumpam. Atsikėliau kažkokiam padvalę, visur prišikta ir primyšta, bibidėjau, konkrečiai, o snukis į musės šūdą įkritęs. Aš negalėjau taip gyventi. Atsikėliau, nusivalau šūdą nuo akies ir galvoju, nu ir kas dabar? Susuko vidurius, paleido trydą, apsišikau iki pačių Nike sportbačių. Nahui, negaliu aš taip gyventi. Tada paskambinau Rimui ir sakau, atnešk man švarias kelnes ir kibirą vandens. Rimas ant smūgio atlėkė į padvalą, viską davė. Aš išsiploviau šikną, bet rankas pamiršau nuplauti. Rimas išėjo, o aš toliau padvale. Na ir kas man piso per galvą?
Akivaizdu buvo, kad piso kažkas subeisė ir įtarimieji buvo 3. Musė, šūdas ir čiuvakas subyta. Tai sakau musiai, ahuėl tu mane čia daužyt. Priplojo musė nahui prie lango. Atkeršiau ir žiūriu pareina dar vienas udaras iš beisės. Suka blokuoju. Byta atimu ir pusu čiuvakui per jį balą. Konkrečiai taip iš visos jėgos. Nahui nenori rašyti, bet snukis atplyšo nuo galvos. Prilipo prie sienos. Pizdiec. Viskas čiuvakos nukautuotas. Dar bandė kažką paaiškinti, bet paėmiau tą snukį ir įmečiau į savo aptrydintas kelnes. Tokia pasaka, tokia istorija, nei laiminga, nei nelaiminga. Ką padarysi, ne mes tokie, gyvenimas toks. Kad ir kur eisi, vis atsiras kažkoks gudruolis, kuris norės duoti tau pizdai. Bet jei tu kovosi, nekovosi, nes jėgų neturi, suka, tu kakosi iš baimės. 23 skyrius. Narkata pradėjo iš organizmo išeidinėti ir aš atpyliau. Pusliokas alaus atsipylė. Suka galvoju, ką daryti. Dar gert noriu. Paėmiau užliauką, supyliau į nasrus ir vėl gertas. Galima dirbti toliau. Kažkaip vos išėjau iš padvalo. Buvo visur duris atlapotos. Nueinu pas Dalią Grybauskę į namus, viskas išvartyta, viskas sugriauta, pinkodo akivaizdžiai ten nėra. Net neieškojau. Suka galvoju, ką čia daryti. Rimas paskambino ir sako, Tomai, aš jau buvau pas ją. Sakė, kad buvo pas ją, bet kas tai ji, man klausimas kilo. Pas ką ją? Uždaviau klausimą, nes esu smalsus. Pas Dalią Grybauskę. Jo, radau, bet paskutinis skaičius nusitrynęs. Ot padla apsauginis sluoksnį uždėjo. Padla apsauginis sluoksnį uždėjo, kad niekas neįsilaužtų į sąskaitą. Nu, gerai seni, sustinkam prie Svetbanko. Gerai. Atėjau aš prie banko ir karočią davė man Rimas lapuką su kodu. Ant lapuko parašyti 3 skaičiai. 4, 4, 4. Na, tai 4 skaičius irgi spėjau bus 4. Suvedu 4, 4, 4, 4 ir blets, jackpotas. Tik, kad kodas netinka, liko 2 bandymai. Suvedu 4, 4, 4, 0, netinka. Vienas bandymas sukos liko, kaip ir jūs galvojat. Vienas bandymas sukos liko ir kaip jūs galvojat, bus ar nebus. Suvedu 4, 4, 4, begalybė ir pys netinka. Nu ką, Rimai, kas sekas? Mums tais pinigais ir tom milijonų. Jo, ką padarysi? Ir tada ekranas išmeta tokį pranešimą. Jūs sukos mano pinigų nepaimsit, aš Dalia Grybauskė, aš dabar kompiuteryje. Voblėt, sakau Rimai, primeti, Bobai kompiuterį įėjo. Negali būti, čia kompiuteris į Bobą įėjo, nes šiai Bobas prie kompų nesėdė, tikra teisybė. Kompiuteris įėjo į Dalia Grybauskė, dabar jis prezidentas, internetas ar kas ten ble. Žodžiu, nežinau. 24 skyrius. Mes su Rimu praradom visas viltis ir nuėjom prie bažnyčios paklupėti, kad dievulis atleistų mūsų už visas mūsų nuodėmes. Aš nuėjau iš pažinties, pasiunčiau kunigą nahui, o jis man sako, atsiprašyk ir aš tau duosiu 10 eurų. Galvoju, kad noriu išgerti ir 10 eurų tikrai nepamaišys. Tada atsiprašiau ir jis man davė 9,99. Suka, sakau, taigi čia ne 10, ką man su šitais centais daryti? Centą gausi, kai kitą kartą iš pažinties ateisi, atsakė kunigas, pat klapčiukas. Gerai, suka, sakau. 25 skyrius. Turėjom 9,99, nusipirkom 10 soskių alaus, kad troškalį numalšyti. Nuėjom į miškelį, geriam ir mentai ateina. Ką čia darot, sako mentai? Socializuojamės, atsako. Tai važiuokit į Kapozoką. O ir nevažiuosim. Pyst parodo jiems, kad aš pats mentas ir sakau, kad jie gali man bybį pačiulti. O tai kodėl būdamas policijos pareigūnas gerite viešoje vietoje? Parodžiau bybį jiems. Čiulpsit? Čiulpsim, sako 2 blondinės mentės. Pradėjo karočią bybį čiulpti vidury baltos dienos, sakau. Visais laikais pasaulyje kažkas pisasi, ar tai būtų rytas, ar tai būtų vakaras, pasaulyje yra lakičiuvas, kuriam Bobas bybį čiulpia. Tai aš, tas laimingas čiuvakas. Čiulpė man viena mentė, man bybė, numirė. Nes tokį galingą spermioką šoviau, kad ten užstrigo jas girklėje. Žinos, suka kaip spermaryti. Ha, ha, ha. Nuėjome laidotuvės. Buvo liūdna. Kita mentė gėdėjo, kad jos naparnikė padochla. O tos Bobos, kai neryja huinia, o kai nuryja, tai numiršta. Žodžiu, ne kažką. Ta proga nuėjau pas kunigą, pat klapčiuką iš pažinties. Tomai, kas buvo, klausė kunigėlis. Žmogų nužudžiau, sakau. Kokį žmogų? Boba tokia viena. Žvengė kunigas pat klapčiukas ir sako, Bobas tai ne žmonės. O tai reiškia, jokios nuodėmės nepadariau. Būtent. O tai kur mano centas? Noriu į lažybų punktą pastatyti. Te, Tomai, tą savo euro centą ir būk laimingas. Padavė grašiai ir atsiskaitė normaliai. Nuėjom su Rimu į Top Sport, pastatėm 1 centrą ant Barcelonos apka ir laimėjom centą, nes kofas buvo 2. Žodžiu, o kaip tik mums 2 centų trūko ant soskės alaus. Žodžiu, nuėjom į vietinę pardę, pasiėmėm alaus ir zaibys.
Grįžom pas mane į chatą, atsidarėm aliuko, įsijungėm teliką ir leidom visuomeniai plauti mums smegenis. Visokie elitai, visokie dalbajobai ir kitokie šūdai per teliką pisa protą. Internetas yra geriau, bet kabelinės apmokėti aš negaliu. Tai tenka žiūrėti debiliškus lietuviškus kanalus, kur visi debilai. Na ką aš galiu pasakyti? Kokie žmonės, tokie ir visuomenė. Jei žmonės debilai, tai ir visuomenė debilai, nes visuomenė juk susidaro iš žmonių. Argi ne taip? Visuomenėje yra visokių žmonių, tačiau jei visuomenė negali priimti Mauglio, ji yra neišsivyščiusi visuomenė. Mauglis irgi žmogus, geras mano draugo draugas, nuprotėjęs senis, tik pagalvok, žiemą lipa į eketę, o dalbajobas. Jo visuomenė nepriima, nes jis biški išsigimęs. Ką aš sakau visuomenė, aš jo nepriimu. Nepriimu dalbajobų į savo gyvenimą. Vienintelis dalbajobas šiam gyvenime esu aš ir Rimas. Kiti dalbajobai jau nužudyti. Aišku, visi motyvaciniai mokytojai sakys, kad nereikia savęs nuvertinti. Bet negali būti taip, kad visuomenė yra dalbajobai, o mes ne. Na, nebent retais atvejais. Visuomenė yra protinga, tačiau žmonės visuomenėje yra debilai. 26 skyrius. Visą gyvenimą mane supa kažkokie girtuokliai, narkomanai, žulikai, valkatos ir vagės. Ir aš galvoju, kodėl mane tokie žmonės supa. Ir dėjo man, kai pasimeldžiau Dievui, ogi todėl, kad aš pats toks. Matai, kaip yra šiam gyvenime. Mūsų supa tokie žmonės, kokie mes esam patys. Ir jei tavo aplinka hujova, tau pasikeisti bus sunku, beveik neįmanoma. Tačiau viskas priklauso nuo tavęs. Cigaretės dedi pats savo į burną, alkoholį pili pats savo į burną. Bet argi tai blogai? Kodėl visuomenė nekenčia alkoholikų ir narkomanų? Ogi todėl, kad mes nepatikimi žmonės. Mes vengiam atsakomybės ir esame lowlife'ai. Mes esame pogrintis. Fuck you, man. 27 skyrius. Dalios Grybauskės pinigų mes negavome, 3 dramblius radau, o į mane sumokėjo, nes nustipo. Taip gaunasi, kad likau be pinigų, o be pinigų nenorėjau būti, nes nėra nei už ką parūkyti, nei už ką išgerti suką. Reikėjo imtis kažkokio plano. Rimai suka, sakau, reikia kažkaip iš Dalios Grybauskės pinigus pasimti, bet ką mes galim padaryti? Toma, aš nežinau, ką mes galim padaryti. Sakė, kad nežino, ką mes galim padaryti. Buvo jis visiškai be idėjų, kurva neidėjinis žmogus. Aš manau, kad ją reikia iškasti iš po žemių ir kažką sugalvoti. Kažką paklausė Rimas, įtardamas mane sąmokslų kažkokiu, bet jis tik įtarinėjo. Aš manau, kad reikia iškasti, užsidėti jos nukį, paimti jos pasą ir karočią nueiti į banką, juk į man skoloje suka. Tomai, tai bent idėja. Nebūčiau apie tai pagalvojęs niekada. Sakė, kad yra neidėjinis čiūvas suka. Nuėjom link Dalios Grybauskės kapų, iškasėm ją nahui, nupjovėm rožą ir aš jos rožą užsidėjau. Buvau Dalius Grybauskas, fublėt, Dalia Grybauskė. Kišenėje radome jos dokumentą, pažiūriu, pysti veidrodį, zaibys. Roža tai neprisipisi prie nieko, idealus atitikimas, galėjau kurva būti ahujienas stilistas, bet jį banulsė savo gyvenime kažkur, nepavyko. Gerai, Rimai suka, tu pažiūrėk, kad čia niekas nevaikščiotų, aš einu į banką, pasakiau Rimui, kad pasaugotų bankų įėjimą. Gerai. Nuėjau į banką. Zdarova kurvas, sakau aš, Dalius Grybauskas, Dalia Grybauskė, pasikeičiau lytį ir noriu atsimti jos, savo pinigus. Labą dieną, ponia Grybauskė, parodykit savo asmens tapatybės dokumentą, sakė viena boba, kuri mane aptarnavo. Prašau, paduodu asmens tapatybės dokumentą. Žiūri kurva ir nieko nesako. Po to pratarė. Palaukit minutėlę, reikia pasikalbėti su viršininku. O tu suka galvoju, jau kažkas bus. Ateina viršininkas ir sako, tai labą dieną, ponia Dalia Grybauskė, mes žinom, kad jūs pas mus laikote nemažą sumelę, bet tokios didelės sumos mes jums negalime atiduoti taip greitai. Kiek reikės laukti, klausė Dalia Grybauskė, Tomas Paviljonas, aš klausiu. 14 dienų, sako viršininkas. 14 dienų, jūs ką, hujėlį, sakau su baisiu nepasitenkinimu. Jo, toliau viršininkas pisa man protą, kaip kokia malalietka, kuri bijo sekso. O kiek gali man duoti dabar? 1000, sako suka, kad gali duoti štuką eurų. Zaibys galvoju. Gerai, hebra, duodi man tą štuką, o kitus pasimsiu po 14 dienų. Paduoda man štuką, mano veidė šypsena, ir aš galvoju, kad reikia pizdinti nahui iš šito banko, kol niekas nepričiupo. Paimu štuką ir einu link Rimo. Rimai, prakatyla, rimtai? Jo. Kol mes su Rimu šnekučiavomės, atvažiavo policija ir mūsų suėmė. 28 skyrius. Sėdim su Rimo areštinėje, galvoju, dabar bus pizdėts. Ten prisikabino kažkoks girtuoklis, o aš nuplėšiau Dalios Grybauskės rožą nuo savęs, čia kaip filme Mission Impossible Tomas Kruzas, tik aš ne Kruzas, o Paviljonas. Tas pamatęs ant žemės numestą Dalios Grybauskės rožą atšoko. Suka, sakau, raunies? Ne, atsako girtuoklis, nesiraunu. Tu žiūrėk man, va kaip pisiu, tai užmiksi amžiams. Oi, nereikia manęs pist. Nereikia, sakai, perpiso vieną iš kairės į dešinę akį. Kai sėdo ant suolo, tai laukia primo žaibai. Sėdi Rimas, guli girtuoklis ant suolo, pizdies galvoju, visi tik raunasi ir nesirauna. Jei šiandien tau gera diena, tai būtinai kažkas prie tavęs prisipis. Tada atėjo mentas kažkoks girtuoklis sako,
Gal galit mane į kitą kambarį pervesti? Mentas paima girtuoklį ir perveda į kitą kambarį. O, Tomai, čia tu, ką čia darai, sako mentas impotentas. Nu va, geriau viešoje vietoje, atsakau, pridengdamas Dalios Grybauskės gulinčią ant žemės rožą. Tai ką, šitie vietiniai mentai nežino, kas esi? Turbūt, kad nežino, sakau. Atidarė duris ir išleido mus su Rimu. Eikit jūs geri žmonės, ką čia jūs laikyt? Stojom su Rimu prie policijos komisariato, galvojam, ką čia nuveikti ant šit. Turėjom štuką, visi reikalai buvo kaip ir baigti. Nereikėjo nieko daryti. Aš buvau patenkintas, kad gavau štuką už saugotus dramblius. Rimas numetė pasiūlymą, gal einam į viešnamį bobų papist, kurvas seniai pisaus. Pasiūlymas aišku viliojo, bet kad kurvos brangios, o ir Vilniuje nėra viešnamių. Reiktų pisti Olandiją, arba Vokietiją, arba žino kur. Juk aš nekeliauju, nežinau kur tie viešnamiai. Rimoje gal varom įstoti, kokią narkomanę paimsim. Nu galim, koks skirtumas, kokia pizda. Kurvos be gandono pist negalima, nes Mendelėjevo periodinė elementų lentelė susirgsi. Būtent. Nuvarėm įstoti, stovim, rūkom ir prieina kažkokia malalietka, sako, gal turit vyrai cigaretę? Pavaišinam jie cigaretę ir pasiūlom su mumis pasitūsinti, sex included. Jis sutinka. Prisėmėm buchlos ir ką mes ten su išdarinėjom, nenoriu pasakoti, nes tada perskaičiusi mano memoarą, jinai supras, kad čia pizdėts jinai buvo. Bet galiu pasakyti, kad pririšom ją už kaklo ir galiausiai pakorėm. Mesgi su Rimu kentai normalūs, kurvų nepisam. Kuo mažiau kurvų pasaulyje, tuo sveikesnis pasaulis. Bet tokią logiką galvojam, tai reikėtų visas bobas pakarti, nes nugi visos jos kurvos, supranti? Boba nebūtų boba, jei jinai nebūtų kurva. Supranti, kodėl kurvos? Nes visoms joms kažką reikia gauti už seksą. Ar gėlytę, ar šokoladuką, ar kokį bybį. Ne jokia boba neduos seksą už nieką, todėl ir kurvos. Žodžiu, pakorėm mes tą kurvą, ką aš čia pasakoju, dar pasodins mentai mentą už tokius dalykus. Gali būti atviras, bet iki tam tikros ribos. Kur kūną paslėpiam, nesakysiu, nes po elektrošoko neatsimenu. 29 skyrius. Gulėjau namie girtas kaip tapkė, štukos eurų jau nebebuvo. Žinai, pinigai, kai jų yra, labai greitai išeina. Pinigai išvis neina, kai jų nėra. Logika paprasta, jei supranti, ką aš turiu raumenį. Mums pijokams tik vienas dalykas galvoje – kaip atsimazinti nuo darbo ir išgerti. O jei dirbi, kaip išger darbe, pijokui daugiau niekas nerūpi. Gali būti alkoholikas, kuris priklausomas nuo gėrimo, o gali būti pijokas, žmogus, kuriam patinka gerti. Tai va, aš ir alkoholikas, ir pijokas. Esu, kaip sakant, priklausomas nuo mėgimo išgerti. Negeri liūdna, apninka liūdesys momentaliai. Išgeri, iš karto linksmiau pasidaro. Kolektyvas atsiranda. Ar tu matai girtuoklį, kuris nemėgsta papizdėlinti išgeręs? Juk gėrimas tai pats geriausias socializavimosi būdas. Va tik susitinki su žmogum, išgeri nahui ir žiūrėk, jau draugelis for life. Matai, kai geri, visiems mums liežuvis atsiriša. O su tokiu liežuviu gali ir pizę palaižyti, gali ir pokalbį palaikyti. Ach, tas mano liežuvis, ko tik nesu su juo daręs. Tai dramblių šikną palaižiau, tai bobai pizę praskalauju. Jomajo, viską, ką galima laižyti, išlaižęs. Atsimenu, kačiukas buvo, duodavau jam grietinės varškės, o kai pasibaigdavo gerybės, tušius indėlius išlaižydavau, o geri laikai būdavo. Tikras lizdas, pizda lizdas. Aišku, nepalaižęs pizės negali sakyti, kad žinai pizės skonį. Pizės būna įvairios. Vienos atsiduoda bibiu, kitos silkiam, o trečios grybais. Pizės yra įvairias skonis vaisius, kurio trokšta kiekvienas vyras. Matai pizę, stojasi gaidelės. Pizė negaidžiam skirta. Taip lengvai pizės negausi. Čia tik taip atrodo, kad kiekvienas bibys pizę gauna, tačiau daugelis bachuriukų gyvena be pizės. Tipinis čiuvakas pasidulkina kokius 10 kartų per 10 metų. Jei sėkmė nelabai lydi. Būna kas dažniau, būna kas rečiau. Visi čiuvakai smaugia žąsį. Tokia ta kartu realybė. Prisimenu laikus, kai pizdavo vaikus, nepasodino. Mentai mentų nesodina ir baudų nerašo, todėl jei nori pist vaikus, būk mentas. Alkoholis po truputį iš manęs išeidinėjo ir po truputį aš atgaunu kvapą. Rytoj nauja diena ir reiks kažką veikti. Kai žmogus sėslus, jis taupo savo gyvybinę energiją. Juk žmogus be reikalo nenaudoja savo energijos. O kai esi akmeninis Buda, tas, kuris visada sėdi meditacinėje pozoje, tu taupai savo gyvybinę energiją. Nu, kas uždraus žmogui pamedituoti, pasėdėti, tik kad pusė medituojančių žmonių nemoka medituoti. Juk jie savo smegenų nebuvo pajungę prie aparato kompiuterio, kuris parodo, ar žmoguje smegenos yra išjungtos. Jei geri rūkai ir šnioji, meditacija tau nepadės. Visi organizmai yra suteršti chemikalais. Išsivalyti beveik neįmanoma. Na, nebent turi savo ūkį ir pats auginiesi tas kruopas, ar kokį ten šūdą tie kaimiečiai valgo. Miestietis yra užaugintas ant chemijos. Po to jis pradeda gerti ir rūkyti ir galiausiai jam ateina pizda. Atsiranda vaikai, kurie neva jį senį turės išlaikyti, kai jis pasens. Į durną gyvenimą durnių prileidžia, visi degraduoja po truputį.
O jei kiek esi ambicingesnis ir arogantiškas ir nepasiduodi sistemoms ir idiotų aiškinimams, gyvenimas tau nepaeis. Nes šitam pasaulyje gyvena gerai tik tie, kurie kitiems aiškina arba tie, kurie kitų klauso. O tie, kas nieko neklauso ir nieko neaiškina, gyvena blogai. 30 skyrius. Rimai suka kelkis, sakau. Kas yra? Nieko. Kiek galim miegoti? Reikia kažką veikti. Kiek galim nieko neveikti? Nu, tai ką mes čia veiksim? Sakė Rimas, pagiringas visiškai nerimtų veidų. Blet, tu teisus. Žodžiu, išpezę gulėjom su Rimu ant sofos ir žiūrėjom teliką ir leidom elitui plauti mums smegenis. Taip apisa protą, taip aplauna smegenis, o debilai, kurie save renka į tą televizorių. O dabar geri laikai. Kiekvienas dalbajobas gali per internetą save transliuoti. Jau toks šūdas vyksta, kad pizdiec. Niekas turinio nekontroliuoja, turinys bele koks. Ir per televizorių žvengia 3 drambliai. Pabaiga.